Kurdami techniką, vėjoms ir sodams prižiūrėti, visada esame žingsniu priekyje. Husqvarna. Su Žalia stotele kiekvienas gali tapti daržininku, nes čia teisingi patarimai ir teisingos prekės sodų ir daržai. Augink lengviau su Žalia stotele. Laidoje Svajonių sodai itin stataus šlaito apželdinimas. Naujos pomidorų, burokų, svogūnų, salotų ir obelų veislės. Sveiki, mėlyjeji, čia laida Svajonių sodai ir šiandien mes jums norime pristatyti dar vieną projektą, kuris išskirtinis tuo, jog mūsų laidos herojams, šeimininkams, Aidui ir Laimai, Stalmokams, bei mūsų želdynų specialistams, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojai Ingai Auželieniai teko įveikti šlaitą. Dabar jis yra puikus. Tai visų pirma, kokios buvo jūsų mintys atvažiavus čia gyventi? Ar jūs įsivaizdavot, ką ant šlaito galima padaryti? Na, kai atvažiavom, tai iš tikrųjų šlaitas buvo toksai vos matomas. Bet po to, kai čia viskas susikėlė ir pasidarė kaip mes vadinam, vienu momentu tai buvo Kalnų Karabachas. Bet iš tikrųjų, kai žinojome, ką kreiptis, tai mums viską gražiai transformavo ir mes turim dabar vaizdą. Čia patys tai niekaip. Tai Ingai, iš tiesų, vienas sudėtingiausių dalykų sklype yra šlaitas. Nėra taip paprasta jį apželdinti, ar ne? Kokios buvo jūsų pirmosios tos mintys, kokie pasiūlymai? Pirmo mintis, kai jūs sakėte, kad atvažiavus, kaip Laima man sako, bet atvažiavom, buvo pieva, ramunės, taip gražu, taip romantiška. Aišku, aš jau tos romantikos nebemačiau, kai atvažiavau, buvo molis ir, kaip sakyt, su to moliu nelabai buvo iš pradžių aišku, ką daryti, tiesiog irgi reikėjo truputėlį galvą pasukti. Bet kas yra gerai šlaituose? Iš vienos pusės taip, tai nėra paprasta. Paprašiau, kada turi stačiakampį sklypą, lygų, jokių problemų, kaip sakyt, didelių kažkokių nėra. Bet šlaitai įdomus tuo, kad su jais daug darbo, bet geras rezultatas visada. Na jau vien tai, kad mes nuo šlaito vaizdą turim, tai jau vaizdą turbūt kiekvieną dieną džiaugiamės ties to vaizdu. Ir jeigu dar yra į ką žiūrėti nuo šlaito, tai tikrai joks lygus sklypas neatpirks šito. Kitas dalykas, mes galime tikrai tokių sprendimų įvairių. Tas sklypas įdomesnis, individualesnis yra. Aišku, darbo prie jo yra daugiau, bet paskui rezultatas kitas. Ir gerbiami Aida ir Laimutė, mes šiandien atsivežėme dar vieną konsultantę, Aleksandro Stulginskio universiteto agronomijos fakulteto dėstytoją Astą Ramaškevičienę, kuri yra viena žinomiausių Lietuvoje įvairiausių vynuogių auginimo veislių specialistė, vyndarystės žinovė. Ir šiandien gerbiama Asta sugalvos, kurioje vietoje pas jūs galėtų atsirasti vynuogynas, nes, kaip suprantu, tai jūsų yra sena svajonė. Taip. Mes ten brandinam tokį vieną plotą, galvojom, kad ten tikrai turėtų didžiulis vynuogynas. Didžiulis? Jo, didžiulis ten turėtų būti, nes jisai visas į pietus, mūsų ten pietus, visas šlaitas į pietus ir atrodo, kad vynuogės ir augint. Gerbiamas, tai iš tiesų mes turim tokių vietų sklypuose ir ypač šlaituose, kur mes nežinom, ką ten auginti. Mums atrodo, kad ten niekas nebeaugs. Mes net žolės nemokam šlaituose stačiuose nupjauti. Tai vynuogės yra neblogai. Vynuogė tikrai yra vienas iš tų augalų, kuris puikiausiai tinka, nes mes turim pakankamą veislio asortimentą, pristaikiusi augti mūsų sąlygomis. Ir, gali būti taip, kad kažkokį vieną kitą vasarą jūs neturėsite derliaus, bet jūs vis tiek visada turėsite gražų augalą, kuris jums ir uždanga bus, ir paslėps, ką nereikia, o dar jeigu bus vaisiai, tai iš viso fantastika. Prie vynuogyno auginimo temos mes dar grįšime, o dabar vertingi patarimai ir sprendimai, kaip šlaite susikurti skoningą aplinką. Dabar aptarkime tą priekinę pusę, irgi labai nuostabi idėja. Vietos nėra daug, ar ne? Rojaus obelis ir šliaužiantys šilokai.
Na, visą laiką norisi kažkaip, kada įvažiuojam į kiemą, tai yra toj fasadiniai daly, kuri mus pasitinka, tai yra truputėlį, kadangi pastato fasadas šviesus, kad būtų truputėlį toks išskirtinė ta lapų spalva. Na ir tiesiog suformuotas ir iš trinkelių ir akmenukų žiedas, tiesiog kaip prie namo, prie įėjimo akcentas. Ir aišku, pavasarį turbūt nuostabiai žydi baltai žiedais, dabar obuoliukus turim, gal jie nėra labai stambus, bet netgi norint galima suvalgyti ir desertui panaudoti. Netoli įėjimo į namus ir pačiame šlaito viršuje pasodinta koloninių sakurų Amanogava gyvatvorė, šalia kurių galima susikurti net ir poilsio zoną, sako Ingė Uželienė. Pirminė varianta taip, tai buvo numatyta, kad dar turi atsirasti keletą suolelių, tai yra tarsi uždara erdvė, iš karto nuo terasos, saulutėje, čia galima rytinę saulę sugauti. Gyvatvorė kažkuria prasme galim pavadinti, tai nėra galbūt gyvatvorė, tai yra nuo gatvės, truputėlį sienelė, kuri vėliau sužels ir užstos mus nuo gatvės. Ir parinkta koloninė forma sakuros, kad nebūtų labai platus medžiai, tiesiog ateityje jie suaugs tos kolonos ir turėsim tokią tarsi sienelę nuo gatvės ir tarsi užuovėje, nes kadangi kalnuose prie visų pliusų yra vienas minusas, kartais būna vėjuota. Kartais tie vėjai malonus kaip tik, kartais nelabai. Tai va tokia užuovėje rytiniai kavai ir rytiniai sauliai. Čia tikriausiai jūsų būna pirmoji zona pavasarį, ar ne, kuomet prasideda žydėjimas. Nuo čia prasideda visas sodo grožis, ar ne, jūsų aplinkos grožis. Taip, mes čia pusryčiaujam terasui, grožimės tai žiedais. Iš tikrųjų labai gera idėja ir tikrai mums jinai patinka ir kuo toliau, tuo labiau. Įrengiant apželdinimą šlaite būtina teisingai įvertinti aukščius, taip pat numatyti tokiame sklype reprezentacinę ir vadinamąją ūkinę zonas. Pirmiausiai, ką reikėtų pagalvoti sklype, kur mes norim turėti tas lygiasias vietas, lygias aikšteles, ar išėjimui iš namo, ar įvažiavimui, ar poilsio zonai, taip, kad tas sklypas būtų ne tik tai gražus, nes šlaitę galima gražiai apželdinti, bet kad jisai būtų patogus naudotis, nes turim žemę ir negalėti ją pasinaudoti, nėra labai racionalu. Taip, ir dabar dar yra labai svarbu žinoti iš tiesų šeimininkui, kur bus sodas ar ne, kur bus gėlynai, kur bus kažkokios tai kitos zonos. Ir visa tai, kaip suprantu iš jūsų projekto, kad visą tai galima įterpti net į labai statų šlaitą. Net į labai statų šlaitą. Tiesiog ir yra, mes netgi, man atrodo, ir darėmės tokį kaip ir sąrašėlį, o kogi jums reikia. Nes, sakykime, reikėjo sodo, reikėjo vandens telkinuko, reikėjo pavėsinės, reikėjo gėlyno, ar ne, buvo keletą poilsio zonų, tai yra savo tos poreikius, kiek mums tų zonų reikia, kokio dydžio tas sodas bus. Ir aišku, sodas yra ta vieta, kur mes kiekvieną dieną nevaikštom, tiesiog nueinam ar priežiūros darbai, ar vaisių pasiskint, ir be to sodų ideali vieta yra šlaitai. Aišku, nelabai status, kad būtų patogu vaikščioti, bet šlaitas yra idealu, todėl kad geras apšvietimas, užuovėje, ypatingai šitoje vietoje, kadangi šlaitas yra į rytų, pietų pusę šlaitai, o kaip tik nuo šiaurės mes galime sustoti, tai sodui yra ideali vieta. Taip, kad stačiausios vietos buvo ir formuotos taip, kad juose atsidūrė vaismedžiai. Ir keletas dekoratyvinių augalų prie namo, bet šiaip pat būtent šlaitus ir išnaudojom vaismedžiam. Ir tas vynuogyno idėja nuo pat pirmų praktiškai projektavimo dienų buvo, kad šitoks šlaitas į pietų pusę vynuogiams vienur ar kitur tikrai vietos surasime. Dabar, jeigu mes žiūrėtumėm į patį šlaito suformavimą, matysim, kad tai nėra šlaitas, kad nuo vieno taško iki kito lygus nuolydis. Yra formuojamos taip vadinamos terasos. Tai yra juostos, kur galima gražiai ir vaikščioti, tai yra lygus paviršius, nes šiaip nėra labai patogu visą laiką vaikščioti šlaitu ir patiem augalam yra geriau augti terasoje, kadangi vanduo susilaiko, nenubėga, lengviau augalą prižiūrėti, galų gale ir derlių susirinkti. Taip, kad šlaitą reikėtų pasidalinti į tiek dalių, tiek mes galim suformuoti terasų, kad augalai gerai augtų, vienas kitam neužstotų saulės, jo labiau, kad einant žemyn, augalas vis yra žemesnis ir viena eilė neužstoja kitai eiliai saulės ir mes galime ganėtinai aukštus vaismedžius sodinti. Tai iš tiesų mes savo laidoje pirmą kartą galime žiūrovams parodyti apie kvepiantį takelį, kaip jį pasidaryti, Inge. Iš tiesų nuostabus aromatas, čia norisi čia sėdėti.
Man Laimutė ir pasakojo, sako, grįžtu iš darbo, atsisėdu ir kvėpuoju. Aromaterapija po darbo atsipalaiduoti iš tikrųjų taip ir yra, nes mūsų takelis, laipteliai, kaip mes jį be pavadinsim, yra užsodintas čiobreliais. Laukiniais čiobreliais paprasčiausiais ir jie turi labai stiprų aromatą. Dabar, aišku, jau vasaros pabaiga, rudens pradžia beveik. Tai jau žiedų mes neturim, bet vasarą ir žydi. Tada būna žydintis laiptai ir tokius laiptus nėra sudėtinga, kaip sakyti, įsirengti, nes iš vienos pusės dėl šlaitų visą laiką žmonės bijo, kad tai yra didelė investicija, kad reikia, vėlgi patekti iš vienos vietos į kitą, šlaitais nevaikščiosi, reikia kažkokių laiptų ir kartais tikrai nemaža investicija yra laiptai, kada reikia daryti pamatus, pakopas, trinkeles ar kažką tokio, bet kartais kadangi šitam šlaite tikrai labai daug, jeigu mes paskaičiuotumėm, kiek čia laiptų, laiptelių, laiptukų ir pakopėlių, tai tikrai susidarytų nemažai. Ir kartais nebūtinai reikia tų stacionarių, tvirtų laiptų. Tai nėra pagrindiniai laiptai, mes turim dar vienus laiptus, kur yra iš trinkelių, kur ten, sakykime, techniniam dalykam nusinešti, parnešti, bet čia yra tokie daugiau laisvalaikio laiptai. Tai jie yra suformuoti iš gana stambių medienos rąstelių, pjautos medienos, čia man atrodo buvo 25-25 plotis panašiai ir tiesiog palikta tarp jų žemės tarpai, kurie užleisti čiobreliu. O kokias čia ta žioplelis, kokia čia ta veislė, kad jis iš tikrųjų nesusimildo? Čia yra laukinis čiobrelis, paprasčiausias laukinis čiobrelis ir kas yra gerai, jis ne tik kad kvepia, bet kada lipi laipteliais, reikia kaip tik nesistengti, neužlipti, reikia stengtis užlipti. Ir kada mes padedam koją ir jį sujudinam, tada tas aromatas pasklinda dar labiau. Ir kol mes nueinam šitą nemažą atstumą per 3-4 terasas į apačią, mes galim kokią pusę minutės turėti tiesiog aromaterapijos seansą. Ir per kiek laiko jie taip išplito? Kokie 3 metai, man atrodo. Nes matosi, kur mes vaikštom, tai numinta, o kur vat, į kraštus neinam, jie uzurpuoja tą vietą ir jeigu ten užminsi, jie toj pat Iš tikrųjų nereikia bijoti, vat jie susiliejo kartu su veja kažkur pjaunam, jie yra labai žemučiai, kažkur jie įlindo į veją, kažkur neįlindo, tiesiog natūraliai kiek jau gaunasi jiem, kiek jau leidžiama augti, tiek jie ir auga. Ir kažkokios papildomos priežiūros, kad juos ar ravėti, ar formuoti net ir nereikia. Inge, dekoratyviųjų zonų formavimas šlaituose irgi nėra toks paprastas. Tai kaip šiuo atveju buvo parinkti augalai? Kaip matot, dominuoja vis dėlto spygliuočiai, kadagiai. Rinktasi kadagiai, kurie daugiau šliaužia, tai yra žemos rūšis veislės, tam, kad kuo labiau uždengtų žemę ir vėlgi lapuočių yra minimaliai, kad tik truputėlį pagyvintų vaizdą, bet šiaip tai reiktų stengtis galbūt daugiau spygliuočiais, kad ir žiemą mes nematytumėm, sakykime, žemę nesimatytų. Kitas dalykas, šlaitas tai yra linkęs slinkti. Slenka žemė, jeigu lietus, tai reiktų rinktis tokius augalus, kurie kuo labiau kiliminius augalus, ar tai būtų žoliniai augalai, ar tai būtų krūmai, kad jie kuo labiau krūmytųsi, kuo labiau uždengtų žemės paviršių, kad lietus negalėtų išplauti ir neprasidėtų erozija. Vieni tinkamiausių šlaito apželdinimui ir jo sutvirtinimui būtų šliaužiantys augalai. Tai kadagiai gali būti tokios pat formos ir eglės bei pušys. Kol augalai nedideli, šlaitą galime sutvirtinti akmenimis, sako želdynų specialistė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytoja Ingė Auželienė. Gerai yra tai šituose šlaituose, kad priežiūros nereikia praktiškai. Pirmus metus taip reikėjo, čia sėdėjau ant tų laiptelių, ravėjau tas gėlytės infincentas. Taip bijo to, kad, sakykime, kol susodini mažus augalėlius, kad reiks ravėti. Taip, pirmus metus reikia apsišaruoti kantrybę ir dėl to paravėti, kol augalai nesuėjo, kol nesuformavo to kilimų, jos reikia prižiūrėti. Bet paskui jau ta priežiūra tikrai minimali, reikia tik kartais galbūt pakarpyti, kad jie neįsiplėstų per daug. Čia labai taip atidžiai pažiūrėjus, tai čia tų žolelių visokių yra. Bet jau tiesiog nebekliūna, jos eini, pasilenki, netingi ištrauki. Toliau laidoje patarimai, kaip prižiūrėti natūralų tvenkinį. Naujausios atsparios rauplėms baltarusiškos desertinės obelų veislės. Naujausios pomidorų, burokėlių, salotų veislės. Ir patarimai, kaip pasirinkti apsaugos priemonės, dirbant sode ar miške. Likite su TV3 televizija ir laida Svajonių sodai. Dailėjos vyrų širdis, kaip per Lietuvą eis.
Labiausiai neįtikėtinas dalykas, kad šlaite galima įsirengti štai tokį puikų tvenkinį. Tai Laimutė ir Aidai greičiausiai tai yra pati mėgstamiausia jūsų vieta, ar ne? Čia yra parduota vasara. Dar vienas, Visų pirma, tai parduota, bet jau kai pardavėt. dar vienas kūdikis mūsų. Dar vienas Patys kūdikis. darėm, Bet šito viskas kūdikio ir labai norėta buvo. Taip. Labai laukiamas. Ja, ir kaip sakyti, tikrai jau galiu pasakyti, kad patys Laimutė savo rankomis įsirengėt visą šitą. Aišku, čia gal prie formos truputį padirbėjom, prie gylių, tokius techninius dalykus, bet tikrai čia visus akmenukus nešiojo. Sakyt, dėjo ten, kur reikėjo. Aišku, dar truputėlį buvo tokia mintis keletą didesnių akmenų įleisti į vandenį, kad būtų galima galbūt šiek tiek pereiti per tą tvenkinuką, bet manau, tai čia vėlgi ateityje patobulinsim. Ir vat, tas pležiukas, vaikų smėlio dėžė, nes vėlgi iš tikrųjų daug šnekėjom, kadangi yra ne vienas vaikas, netgi visi 3, kai kurie jau ūgtelėję, bet vėlgi buvo kalbėta apie tą vaikų zoną, bet aš kartais sakau, kad vaikai iš tikrųjų, kaip bebūtų gaila, užauga labai greitai. Ir kada jiem atskiri tokią didelę atskirą erdvę, žiūrėk, po kelių metų jau nelabai yra ką su ta erdvė daryti, ir jinai tampa nenaudojama ir tiesiog, netgi kažkokių renginių ar supyklių savartynas, nes tiesiog niekas tenais nebeina. Tai ir su smėlio dėžė, kaip pasakyti, nėra toks ilgai naudojamas elementas, tai va tiesiog mes tą smėlio dėžę patalpiname šalia tvenkinėlio pakrantės, tai tarsi ir mažas pležiukas ir pakrantės tęsinys, tuo pačiu ir smėlio dėžės funkciją atlieka, bet ir tas soliukas su čiobreliais šlaite suformuotas. Manau, kad kada sūnus užaugs ir nebereikės to smėlio, tai tiesiog liks elementas, galima bus vėlgi prie lavandų dar pasodinti keletą smėlį mėgstančių gėlyčių ar nesausesnę vietą ir mūsų pležiukas tiesiog pavirs pakrantę. Aišku, pakrantėm dažnai pareigoja rinktis vienus ar kitus augalus, visą laiką pasiteisina viksvos, smilgos, tas, kas ir natūraliai pakrantėse auga. Kadangi čia yra ir skaldelės, ir akmenų lavandos, ypatingai prie smėlio, jos mėgsta tokias vietas ir kvepia neblogai, kadangi terasa, tai ta aromaterapija ne tik čiobreliai, bet ir lavandos. Vieną kitą spigliuoti, tam, kad žiemą būtų kažkoks tai vaizdelis. Ir daugiametės gėlės, vienmečių mes jau čia nepasodinsim, tai tiesiog tokius nereiklius, paprastus augalus, kurie gali tokiom sąlygom augti. Ir mano mylimiausias galbūt augalas prie šio tvenkinėlio tai yra sparnuotas išožekšnis, kuris po truputėlį rausta dabar. Ir tikrai labai toks kaip akcentinis galbūt. Tų akcentinių augalų nereikia naudoti labai daug, vieną kitą, kad jie tikrai įsiryškintų. Ir prie terasos šeivamedis, raudonlapė šeivamedžio forma, labai ažūriška, labai lengva, neapsunkinanti statinio. Giliausioje vietoje yra apie 1,30 m. Po plėvele dar buvo dėta 10-15 cm smėlio. Padėjus akmenis, tvenkinio gylis liko apie 1,5 metro. Tvenkinio priežiūrai naudojama cirkuliacija ir natūralios bakterijos, sako Ingė Uželienė. Tos cirkuliacijos negalima išjungti. Ir išjungti negalima. Taip kartais galvoja žmonės, kad įjungsim tik tai tada, kada savaitgalį sėdim su draugais, ar šiaip kada norim gražesnio vaizdo. Iš tikrųjų, ją reikia laikyti pastoviai, kad jinai veiktų, jinai ne tik dėl grožio, bet ir dėl funkcijos. Ir čia mums, kai mes tą plėvelę pirkom, mums sakė, čia reikia brangios įrangos. Ten, aš nepamenu, gal 2-3 tūkstančiai litų tada buvo, bet iš tikrųjų tos brangios įrangos nereikia. Reikia paprasto siurbliuko ir kad jisai cirkuliuotų. Viskas. Ir aišku, bakterijų nepamiršti. Bakterijos vis dėlto jisai yra su plėvele, nenatūralus tvenkinukas, tai jį truputėlį palaikyti reikia, tą švarą. Kitą sekmadienį pasakosime, kaip Lietuvoje įsirengti vynuogyną. Kokias vynuogių veiseles rinktis, mums papasakos Aleksandro Stulginskio universiteto agronomijos fakulteto docentė Asta Ramaškevičienė. O toliau Aleksandro Stulginskio universiteto agronomijos fakulteto mokslų daktaro docento Algirdo Amšiejaus patarimai, kaip sodą atnaujinti naujomis baltarusiškomis žieminėmis ir rudeninėmis obelų veislėmis. Tai yra desertinės veislės, kurios yra atsparios rauplėms, o jų vaisiai išsilaiko net iki pavasario pabaigos. Imant. Tai yra veislė, kur ko gero turi vieną iš didžiausią perspektyvą. Tai iki birželio mėnesio gali stovėti vaisiai.
Ir tokia yra veislė Liberty, kuria atspari rauplėm. Sena veislė, bet ji labai neskanus vaisiai. Tai čia sukryžminta Liberty su Antėjum, kurios vienas iš tėvų yra antaninio kraujo. Vienas iš prosenelių jos yra antaninio kraujo. Šita veislė ne tik tai, kad atspari rauplėm, bet ir rašo visuose kataloguose, kad jie atspari ir vėžiui. Nes vienas iš tėvų yra antaninis, o antaninis neserga vėžiu. Skonis labai geras. Galiu pasakyti iš tokio dalyko, kad irgi 4,5 maždaug iš 5 balų, 4 gal net 7, bet galiu pasakyti tokį dalyką, kad ir mėgėjo, ir pramoninio sodo. Ir pramoninio sodo aš galvoju, kad prasiretinus užuomazgas, o kadangi jis nereikalauja didelių laikymo sąlygų, nereikalauja labai ten temperatūros arba ten kokios nors, žinot, tai perspektyvoje bus turėtų būti labai gera veislė. Ir visiškai atspari rauplėm. Kita veislė Darunak, išsiskirianti įspūdingos spalvos obuoliais. Yra iki kovo mėnesio, labai neblogo skonio, bet dar labiau, tai yra labai geros spalvos. Šita obuolių veislė yra pardavimui, patys vaisiai pardavimui. Neklausia. Nei kainos nieko. Atėjęs dar kartais paklausia, ar čia tikrai obuoliai? Nes tokios spalvos obuolių jie dar pasidarys mėlynesni. Faktiškai obuoliai ne raudoni, o fioletiniai, su fioletiniu apnašu. Fioletiniai. Turi tokią dar vieną savybę, va. Aš galiu, va, čia mes pažiūrėsim tokius dalykus, matot. Jeigu nepraeit pro užuomazgas, ne, žiedas neišvysto obuolio, o atimia energiją. Papildomai reikia dirbti ne vien su užuomazgom, bet reikia papildomai, čia net negali sakyti, kad užuomazga, suprantat, bet yra va toks, va tokių va obuoliukų, va žiūrėkit, ir jų pilna. Va čia va irgi va turim. Va. Žiedas, pavyzdžiui, 5 žiedai buvo, tai vienas įsivystė obuolys, o kiti taip. Ar čia gera savybė ar bloga? Vis tiek juos reikia, suprantat, jų ne, kaip pasakyti, gal palikti paukštukam, gal į paukštukai sulės po to, bet jis va atima tam tikrą energiją, tai toks užuomazgų retinimas vis tiek labai reikalingas. Taigi turime dar vieną veislę ir jinai išsiskiria tuo, kad nebeatlaiko obuolių, ar ne? Taip. Ir kiekvienais metais. Ir dėl to jos pavadinimas yra labai įdomus. Tai yra patikimas arba nadzeinai. Bet jį, sakysim, ant žydį vos ne 2 kartus. Jeigu pašala, tai išleidžia ūgelius į viderą. Į tokią, Kaip suprašyti 2 kartus? Suprantat, yra tokis žydėjimas ant vienmečio ūgelio. Pralenda ūgelis ir tada žydį dar. O žiedas paprastas ant medžio paprasto, ant paprasto. Tokius, kad šalna, jos faktiškai tai yra šitaip, kad kuriais nors metais nebūtų obuolių, taip nėra. Ir taip parašyta katalogė. Pas mane tas pats nuo 1 metų pradėjo derėti po pasodinimo, 1 metais jau buvo obuolių. Dabar 3 metas, jūs pažiūrėkit, nepatikėjau, biskį vėl reikėjo daugiau įtempti, nes matot, kas daros. Čia tiesiog, matot, laužia. Užuomazgas retint būtinai. Nes jeigu čia numesta čia nuo kiekvieno po kibirą daugiau užuomazgų pririnkta. Jeigu užuomazgos jos neretintum, obuoliai būtų maži. Rauplėm atspari, vienas dalykas. Antras dalykas, derlius garantuotas, skonis nėra labai geras. Skonis yra iš 5 balų 3,8, 4, 4,0, 4. Bet sultim, ypač kai, ir čia yra rūgščiasaldis obuolys. O sultis be proto skanios. Lūčis zarnoje. Lūč, spindulys. Ir ko gero, kad jis kerintis arba švytintis, žėrintis spindulys. Šiaip tai obuolio ir spalva tokia, žinot, kaip pasakyti. Pažiūrėkit, kas čia darosi. Ir ne vienos rauplytės, ir rudeninė veislė. Ji tik turi vieną blogą savybę, tai rudasis puvinys. Bet šiaip obuolys yra skanus. Ir rudeninė veislė. Ir aiškiai, rudeninė veislė. Irgi prie saldžiųjų priskiriama. Prie saldžiųjų, taip. Ne saldinė, bet saldžiarūgštė. Kaip matot, medeliai, tikrai nėra nei vieno rudo lapo. Neserga rauplė. Ir čia niekas nepurkšta.
Tik tai, nu aišku, rudasis pominys užpuolės jau, aišku, pernokę. O dabar kam jinai tinka? Ir mėgėjam, ir profesionalam. Čia absoliučiai neturi reikšmės. Tik tai matau, koks dalykas. Rudens obolys. Rudens obolys. Nors aš galiu pasakyti vieną dalyką, kad ją gali valgyti rugsėjo 1. Tai irgi gerai. Kada ankstyvas rudeninis obolys. Kaip aukštis mūsų vėlyvas rudeninis obolys iki naujų metų stovi, reiškia. Tai čia ankstyvas rudeninis. Mes ankstyvų skanių rudeninių obolių, aišku, ananasinis, ne? Kada? Bet jis labai greitai pasibaigia, miltėja. O čia tokis yra, suprantat, yra ilgalaikymo. Tokis, ir jis knygoje rašo, reiškia, skonis 4,5, tai reiškia jau gerai, reiškia. Ir iki lapkričio mėnesio. Nuo pabaigojo rugpjūčio iki lapkričio mėnesio. Tai va tokius rugsėjas, spalis, mes turim 2 tokius mėnesius. Tokio ankstyvaus rudeninio, vasaros pabaigos ir skanus obolys. Desertinis skonis. Nemiltėja. Svarbiausia, kad jis pernoksta ir nepasidaro miltingas. O tai man labai, šita vieta labai. Toliau laidoje daugiau patarimų, kaip pasirinkti daržovių sėklas iš seminarų, kuriuose parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistė Liucija Kunigiškytė pristatė šio tinklo pardavėjoms naujas perspektyves ir dėmesio vertas veisles. Praėjusiose laidose pasakojome apie gausybę stambiavaisių pomidorų, kurių naujausi yra Spencer, Akron, Esmyra ir taip pat apie smulkiavaisių pomidorų veisles Kuranto, Charmant. O šiandien pristatysime dar vieną Europoje populiarią pomidorų veislę Silvianą. Mūsų asortimente yra veislės, kurios skirtos tiek profesionalams, tiek mėgėjams. Mėgėjams yra skirtos daugiau veislės, profesionalams hibridai. Jeigu visiškai, vadinkime, mes neturime ko slėpti ir mes esame labai atviri prieš savo pirkėją visada ir sakome, kad jeigu jūs norite gero skonio, jeigu jūs norite minkštos odelės, reikėtų negalvoti apie hibridus. Jeigu jūs norite derliaus jeigu jūs norite, kad jūsų pomidorai būtų atsparūs ligoms, kas iš tikrųjų Lietuvoje yra labai svarbu, reikėtų rinktis hibridinės veislės. Tai norėčiau pristatyti vieną iš veislių, tai yra hibridinių veislių Silviana. Tai yra veislė skirta profesionaliai rinkai, kaip matote. Derlius, gausus, pradėję pirmieji pomidorai, šiandieną mes turime Liepos pabaigą. Pomidorai yra, kas labai svarbu profesionalioje rinkoje, daugmaž vienodo dydžio. Raudonos spalvos, iš tikrųjų labai geros tekstūros ir lengvai skinami. Štai, pomidoras turi būti nuskintas štai taip. Jokių būdų nereikia lupti šito žaliosios dalies, tiesiog tai yra tvirtas pomidoras. Kietokas, jo, bet iš principo šita veislė yra kietoka. Štai toks gražus vidus. Tai yra standartinė veislė profesionalams ir daržininkams mėgėjams. Kaip matote, pomidorai yra 140, jie sveria, manau, apie 140 gramų vienas vaisius. Ant kekės jų yra 4-5 vaisiai, standartiniai vienodo dydžio. Iš tikrųjų, veislė yra aukštaūgė, kaip matote, ir net nepanašu, kad jinai neužaugintų šito gero derliaus. Toliau parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistės Liucijos Kunigiškytės patarimai, kaip užsiauginti įvairių veislių ir net skirtingų spalvų burokėlių. Kadangi burokėliai iš tikrųjų paskutiniu metu toks, vadinkime, renesansas burokėlių auginime yra, žmonės vis labiau domisi ir juos konservuoja, naudoja ir burokėlių sultis, ir įvairiuose kokteiliuose. Kepimui ir kepimui, taip, ir ypatingai garuose ruošiami burokėliai, žodžiu, įvairiausių daiktų ir iš tikrųjų labai prieinama daržovė, jinai yra labai lengvai auginama. Ir šiais metais mes siūlome iš tikrųjų štai tokį gražų mišinį. Tai yra 3 veislių mišinys, baltai šakniavaisiais, geltonai šakniavaisiais ir raudonos spalvos šakniavaisiais. Prapjovus jie atrodo taip. Tai yra 3 veislių mišinys. Tai dabar, jeigu mes baltus burokėlius užsiauginam, tai šaltibarščių raudonų nebus? Na, šaltibarščių raudonų nebus. Raudoniem šaltibarščiam mes naudosime štai šituos raudonus burokėlius. O geltoni balti bus mūsų salotoms. Raudona veislė yra veislė bona, iš tikrųjų labai gražų šakniavaisiai, labai, matote, minkštimas. Labai svarbu, kad raudono burokėlio būtų toks vientisas minkštimas, be ten kažkokių tai
tokių plaušų, tai Bona veislė yra iš tikrųjų labai gera ir labai tinkama. Perpjaunam, pasižiūrim, kokia jinai, štai kokia ryški spalva. Viena mišinio veislė. Antroji mišinyje esanti veislė, albino veislė, kaip ir veislės pavadinimas, baltas burokėlis. Vėlgi tiem, kas labai mėgsta burokėlius, bet negali naudoti dėl, vadinkim, dėl kraujo tirštinančių savybių, tai šita baltais šakniavaisiais veislė, albino yra jiems puikus pasirinkimas. Na ir trečioji veislė, kad turėtume kuo daugiau spalvų, kuo linksmiau būtų mūsų daržuose, tai yra veislė Golden. Na ir vėlgi veislės pavadinimas nusako, ko galime tikėtis. Tai yra auksinis, ar ne? Auksinis burokėlis. Turėtų jo auksinis burokėlis būti štai toks. Tai veislė yra Tonga Diccioti ir iš Italijos. Va štai tokie burokėliai. Raudonis su baltu. Dabar kaip nuimti tą derlių? Jeigu jūs ruošiatės naudoti lapus maistui, galite rauti visą augalą ir neštis iš daržo su lapais. Jeigu jūs norite tik lapkočių, štai tokį burokėlį mes turime su lapkočiais ir dar keliais lapeliais. Tiesiog maistų naudojamas ne tik šakniavaisis, bet ir šitą lapelį. Po reklamos matysite daugiau patarimų apie daržovių sėklų naujienas ir kaip, dirbant su technika, apsaugoti savo sveikatą. Likite su TV3 televizija ir laida Svajonių sodai. Įdėsiu dailėjos vyrų širdis, kaip per Lietuvą eis. Laidoje Svajonių sodai pasakojame apie daržovių sėklų naujienas, kurios buvo pristatytos parduotuvių tinklo Žalia stotelė pardavėjoms organizuotame seminare. Kiekviename šių seminarų dalyvavo ir mūsų laidos komanda ir parengė patarimus žiūrovams. Į bandymų laukus, kur šiandien vyko seminaras jūsų parduotuvių pardavėjams, mes atvažiavome filmuoti birželio 1 savaitę. Ir štai matome puikų salotų derlių. Tik skink, rauk ir valgyk. Kokia veislė? Iš tikrųjų, mes turėjome šiais metais tokį tikslą parodyti dar kartą gūžinės salotas ir naujas mūsų veislės. Ir va štai matote 3 salotas, 2 iš jų, viena žalias gūžinės, raudonas ir ten yra mišinukas. Tai yra veislė Lobela, profesionalios sėklos, skirtos tiek mėgėjams, tiek profesionaliam auginimui. Iš tikrųjų, kaip matote, gražus augalai, tikrai mes vėliau nupjausime, pasižiūrėsime, augalas puikus, lėkštė salotų, vienas augalas, lėkštė salotų. Ir jeigu kartais mes galvojame nusipirkę sėklų pakelį, kad iš tikrųjų tenai sėklų nedaug, tai, pakelyje sėklų yra daugiau nei mes naudojame. Tiesiog yra bėda ta, kad ne visada mes mokame auginti. Šitos salotos buvo pasėtos sėklos į dėželes šiltnamyje ir vėliau buvo pasodinti daigai. Išlaikyti atstumai 30 cm tarp augalų ir šiai dienai mes turime štai tokias gražias salotas. Na va, čia tokias, parodysiu sėklos, kokios buvo pasėtos. Va štai tokios dražuotos sėklos. Dražuotos salotų sėklos, tai yra kiekviena sėklelė yra apvelta rišlių, organinių ir mineralinių trąšų mišinių. Taigi ir nepatyrusiam daržininkui labai lengva pasėti. Pasėti po vieną sėklelę, sėklelės yra daigios, na ir vėliau tuos daigelius išpikuoti štai tokiais vienodais atstumais ir tiesiog laukti tokio puikaus derliaus. Ir štai rezultatą mes turime štai tokią guželę. Kas būdinga šitai salotų veisliai vėlgi yra tai, kad, taip ir sako selekcininkas, kad nupjovus vieną guželį jūs turite lėkštę salotų. Mes pašalinam tą kotelį ir rezultate mes turime tokias lėkštę tikrai salotų, galime jas dargi pasmulkyti tiesiog tarp rankų, prieš tai nuplauti turime be abejo, bet mūsų lėkštę salotų mes turime. Salotų veislę Lobela galime auginti ankstyvajam ir rudens derliui. O kad salotų lysvė nebūtų nuobodi, galima ją paįvairinti ir kitomis spalvotomis veislėmis. Vidutinio ankstyvumo salotų veislė, Little Gem toksai yra tipas, nepamatysite kodėl Little, aš vėliau parodysiu, bet iš tikrųjų puikios salotos, ilgai neperauga, lapeliai, kaip matote, yra gan dideli.
O dėl ko mes auginame šitą salotų veislę, iš tikrųjų dėl va štai šitos guželės. Vėlgi, matome įvairovę, iš tikrųjų poreikis yra žmonių pastaruoju metu labai pasikeitęs ir išaugęs. Jeigu anksčiau mes visi žinodavome, kad salotos yra tik tai žalios, ten lapinės kažkokios, tai kažkokios garbanotos, tai dabar tai įvairovė salotų veislių iš tikrųjų padaro šitą daržovę labai prieinamą visiems skoniams, visiems norams, įgeidžiams, keičiasi ir mūsų įpročiai, mes jau nebepjaustame smulkiai tų salotų, nebepilame kefyro, bandome ten su įvairiausiais padažais, aliejais, ir tiesiog tai ir privedė prie to, kad mūsų asortimente visos tos veislės ir yra. Kaip sakiau, Little Gem tipas. Štai, paruošta valgyti salotų guželę. Iš tikrųjų, labai daili salota, raudonai žalios spalvos. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, kas šitos salotos viduje, tai manau, kad nustebsite. Va štai, kokia graži salota. Labai dekoratyvu. Labai dekoratyvu ir ne tik dekoratyvu, bet ir labai skanu. Kažkaip tai pavyko suderinti šitoje salotų veislėje ne tik puikias skoninės savybės, atsparumą ligoms, bet ir tą dekoratyvumą. Visos gužinės salotos yra sodinamos daigais kas 30 cm, patarė Liucija Kunigiškytė. Šią veislę taip pat galime sėti ankstyvajam ir rudeniniam derliui. Neįgudę sodininkai gali daugelį sėklų sėti juostomis. Šitame laukelėje buvo pasėtos, jeigu taip galima pavadinti, pasėtos sėklos juostoje. Naudota tokia sėklų rūšis, salotų sėklos, kurias mes parduodame štai tokia popierinėje juostelėje. Tai yra lengva sėja, greita sėja, jinai tinka tiek įgudusiem daržininkam, iš tikrųjų mėgiama mūsų daržininkų, profesionalų, tiek ir mėgėjam. Labai lengva iš tikrųjų, nes ne kiekvienas, turi kantrybės ir tų įgūdžių suvaldyti kiekvieną sėklelę ir pasėti ją tiesiai vienodais atstumais. Taip, ir po to tas retinimas. Taip, po to tas retinimas. Sėklas juostoje truputėlį irgi reikėtų paretinti. Kaip matote, mūsų augalai sudygę gan tankiai, bet tai daug geriau nei tai, ką mums pavyktų padaryti sėjant ranką. Ir dar kas sėklas juostoje šitos salotos, tarkime, jeigu prieš tai mano minėtos buvo sodintos į dirvą daigais, tai šitos tiesiog pasėtos tiesiai į dirvą, jos dar užaugs, dar jos nėra tokios didelės, bet jau pirmasis salotėlės jau rauname ir mes praretinę paliekame vietos kitiems augalams, tiesiog išrauname su visomis šaknimis ir taip paliekame tarpus. Šioje pakuotėje ir buvo tos 3 juostos, kur išaugo skirtingų rūšių salotos, ar ne? Tai dar šiek tiek apie tas veislės šių salotų. Iš tikrųjų, 3 skirtingos veislės salotų, va štai iš toje salotų juostoje, tai vadinkim taip tokia populiari ir taip mėgstama Grand Rapids veislė, žalios salotos. Mes turime Nikolai veislę iš tikrųjų šitų salotų, tai yra raudonos salotos, vėlgi lapinės salotos ir 3 salotų veislė yra salotų veislė karioka, tokia tarpinis variantas tarp žalio ir raudono. Žodžiu, jūs turite viename pakelyje 3 salotų veislės, visą gamą spalvų ir skonių ir vitaminų. Sodininkui patogu sėti su juostomis morkas, ridikėlius, petražolės ir netgi vienmetės ir daugiametės gėlės. Kiekviena iš sėklų yra apvelta organinėmis trąšomis, kurių užtenka 2-3 savaitėms, sako Liucija Kunigiškytė. Toliau laidoje Svajonių sodai mūsų konsultanto Simo Bairašausko patarimai, kaip apsisaugoti dirbant su sodo ir daržo technika, su pjūklais, krūmapjovėmis. Juk įprasta, kad sėsdami ant motociklo užsidedame šalmą. Tačiau vis dar nesame įgudę, dirbdami su technika, sode ar darže, pasirūpinti savo saugumu ir sveikata, sako Simas Bairašauskas. Kažkodėl žmonės galvoja, kad šioje vietoje jos nelaimė kaip ir gali aplenkti. Tai dėja statistika yra pakankamai liūdna ir tų sužalojimų yra pakankamai nemažai. Tad šiandien norėtumėm pakalbėti apie asmeninės apsaugos priemonės, būtent šalmus. Šalmų yra pačių įvairiausių, prasideda nuo pakankamai nedidelių kainų ir gali užkilti ir kainuoti daugiau nei 100 eurų tas šalmas. Ir kodėl reikėtų išleisti tą sumą. Tai jeigu mes paimsime mūsų asortimente patį paprasčiausią šalmą, tinklelis yra pralaidesnis šviesai, su juo yra matomumas bent jau 20% tikrai geresnis, lyginant net su mūsų pačių senesniais tinkleliais, vėlgi su pigesniais šalmais net nesinori lyginti, nes tinklelis uždengia regą ir mes nematome normaliai, ką mes dirbame.
Kitas labai svarbus dalykas yra klausos apsauga. Tai ar tai mes dirbsime su pjūklu, ar tai mes dirbsime su žoliapjove, triukšmo lygis yra viršiantis leistinas normas ir jeigu mes dirbsime ilgesnį laiką, tarkim, mums reikia susipjauti malkas ir mes padirbėsime su to pjūklu porą valandų, padėjus tą pjūklą mes girdėsime spengimą ausyse. Tai jau atsiranda labai rimta rizika pažeisti mums klausą. Ant šalmo esančios ausinės apsaugos mūsų klausą. Skydelis apsaugos akis nuo sužeidimų dirbant su pjūklu. Jeigu mes palipsime žingsneliu aukščiau, tai mūsų buvęs pats populiariausias šalmas, mėgstamiausias medkirčių, jau jis turi papildomą kaklą saugančią uždangą, kuri pasilenkus prie medžių apsaugo mūsų kaklą, kad tiesiog už jo nelytų lietus, jeigu tai yra lietinga diena, kad nekristų sniegas. Čia jau turime medžiaginius dirželius, kurie prilaiko šalmą. Tai jau yra geresnis kvėpavimas, jau dirbant su tokiu šalmu vartotojas turi daug daugiau komforto. Skydelis yra toksai pat, irgi pakankamai geras matomumas. Dar vienas svarbus dalykas, kad šio skydelio akutėse neįstringa vanduo. Vėlgi, kalbant apie pigesnius, vanduo įstringa, uždengia mums matymo lauką. Keliaujant toliau, mes turime šiai dienai rinkoje patį lengviausią šalmą, tik tai 690 gramų. Vėlgi apsauga klausos, skydelis puikaus matomumo ir čia mes turime jau pritaikymą kliento galvai, daug patogesnį, tiesiog mes sukame sraigtą ir pritaikome šalmą prie kliento galvos. Taip pat medžiaginiai yra dirželiai, turime taip pat ventiliacinės angas viršugalvyje, kad susikaupus perteklinė šiluma mums galėtų išgaruoti. Drėgmė pro šį tinklelį nepatenka. Kitas dalykas, kodėl šis šalmas labai mėgstamas medkirčių, tai yra patrumpintas priekinis snapelis, kuris neužstoja mums vaizdo. Ir ką reikia pakankamai dažnai daryti, kilnoti medkirčių galvą į viršų, tiesiog ją reikia kelti mažiau ir darbas būna patogesnis. Na ir paskutinis šalmas, tai yra arboristams skirtas šalmas. Jo skirtumas yra toksai, kad jis yra dar lengvesnis, kad jisai turi dirželius, kad lipant aukštalipiams į medį, tiesiog tas šalmas liktų ant galvos, o nenukristų. Šalmas nėra amžinas dalykas. Tai kaip ir bet kuris plastikas, jis sąveikaudamas su saulė po truputėlį sensta. Tai ant bet kurio šalmo jūs paėmę jį galite pamatyti indikaciją, kurioje žymima šalmo pagaminimo data. Šis šalmas buvo pagamintas 16 metų 10 mėnesį. Tai nuo pagaminimo datos šalmas tinkamas naudojimui yra 5 metus, o nuo tos akimirkos, kai pradedam jį naudoti, kai jis patenka į aplinką, kai pradeda saulė jau sendinti plastiką, jį galima naudoti 3 metus. Vėliau laikui bėgant plastikas kietėja ir atsiranda rizika, kad gavus smūgį šalmas tiesiog gali suaižyti ir neužtikrinti maksimalios apsaugos. Kol šalmas šviežias, plastikas yra elastingas ir mes jį galim, kaip matot, gniuždyti, jisai taipogi sugers mums ir smūgį. Ant Technical šalmo matome jau lipdukas, kuris demonstruoja šalmo senėjimą. Kol mes turime tamsią spalvą, tol šalmas yra visiškai naujas, tinkamas naudoti, kai lipduko spalva išblunka ir tampa balta, reiškia, šalmas yra pasenęs ir jį jau reikėtų keisti nauju. Kaip šalmas apsaugo galvą, tai nemesime šakos, bandysime su kirviu ir vėliau pademonstruosime jums seną šalmą, kuriame jau yra skylė. Atlikus tokį patį bandymą su pasenusiu plastiku, tiesiog jisai suaižėja ir neužtikrina maksimalaus saugumo. Kaip matot, šalmas skilo, tai galime pasižiūrėti. Šio šalmo pagaminimo data yra 7 metai, 5 mėnuo. Tai ant šito pačio šalmo galime pažiūrėti, yra senesnių įkirtimo žymių. Šitos bandymus mes darėme tada, kai šalmas dar buvo šviežias, jis kuo puikiausiai apsaugojo ir atlaikė kirvio smūgį. Na kągi, dabar pabandysime naują šalmą, kuris
nėra pasibaigusio galiojimo. Kaip matote, įkirtimo žymė yra. Matosi, kad kirsta normaliai. Tačiau jeigu apversime ir pažiūrėsime priešingoje pusėje, jokių žymių nesimato. Dėkojame mūsų laidos rėmėjams bendrovėms Husqvarna Lietuva ir Gardena, parduotuvių tinklui Žalia stotelė, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojai Ingiai Auželieniai, Aleksandro Stulginskio universiteto agronomijos fakulteto docentui Algirdui Amšiejui ir mūsų laidos informaciniams partneriams žurnalui Rasos. Kurdami techniką, vejoms ir sodams prižiūrėti, visada esame žingsniu priekyje. Husqvarna. Su Žalia stotele kiekvienas gali tapti daržininku, nes čia teisingi patarimai ir teisingos prekės sodų ir daržai. Augink lengviau su Žalia stotele.